Yeah, autumn is my favorite season. I love the mild weather in autumn with the faint coolness and warm sunshine, especially at sunset. I love the subtle hues of autumn, especially the fiery red and golden yellow. It's different from previous years because I left the big city and came to a small village. There are no fancy streets here, crowded crowds and majestic buildings. Only gently flow the autumn streams, the blowing gently by autumn winds. The autumn scenery stretches on and on. Yeah, only those immersed in a rock. Labas rytas, mėlyje. Tai va, žiūrėkit, kokį šiandien orą turim. Einu į darbą, truputį vėluoju, bet sakau, trumpam pasisveikinsiu. Tai ką, iki vakare turim šventę, tai galbūt pafilmuosiu, kaip ruošiuosi ją. Yeah, autumn is my favorite season. I love the mild weather in autumn with the faint coolness and warm sunshine, especially as... Šiandien jau po gimtadienio antrą dieną. Nepavyko vakar nufilmuoti, kaip ruošiaus, labai vėlavom. Tai šiandien pratęsimas, einam maudytis į Kubilą, labai fainai, smagiai pasibuvom. Ir vėliau mėsiu daugiau vaizdų, kaip mums sekėsi. Autumn is my favorite season. I love the mild weather in autumn with the faint coolness and warm sunshine, especially at sunset. I love the subtle hues of autumn, especially the fiery red and golden. Pažiūrėkit, kokį radinį radau. Tokio mažumo televizorius. Senai buvau tokio mačius. Žiūriu. Autumn is my favorite season. I love the mild weather in autumn with the faint coolness and warm sunshine, especially at sunset. Ką? Vykstu daryti blakstienų korekcijos. Išsirinkau šitokį outfitą, toks ganėtinai rudeniškas. Gal jau minėjau kuriam vlogę, bet ruda spalva dabar man numeris 1, visur ruda, nagai rudi. Visur, kur tik pamatau rudą ir čiumpu, nes įsimylėjau šitą spalvą. Nesvarbu, koks atspalvis, ar šokoladinis, ar ryžas, ar kreminis, visur čiumpu. Aš ta bliuskutė irgi tokia atrodo kaip balta, bet jin tokia labiau į rudumą, tokia su prieskoniu tokiu tamsesniu, tikrai ne balta. Nors per kamerą atrodo balta. Tai va, ką, likiu, susitiksim vėliau. Čiau. Autumn is my favorite season. I love the mild weather in autumn with the faint coolness and warm sunshine, especially at sunset. I love the subtle hues of autumn, especially the fiery red and golden yellow. It's different from previous years because I left the big city and came to a small village. There are no fancy streets here, crowded crowds and majestic buildings. Only gently flow the autumn streams, the blowing gently by autumn winds. The autumn scenery stretches on and on. Yeah, only those immersed in a ride of colors. Autumn scenery and the village. Feels so wonderful, wake up on lazy morning, make a cup of... Aš jau po visų reikalų mieste pasidarau blakstienas, nuėjau Nikoliai, pakeičiau češkės, nes buvau nupirkusi truputėlį per mažas. Jos bus reikalingos mums šokių pamokai. Šiandien eisim jau antrą šokių pamoką, tai įdomu, kaip čia seksis, nes pirmoje aš nedalyvavau ir nemačiau, žinot, tos pačios reakcijos iš po pirmos pamokos. Aišku, grįžusi pasakoja, kad labai jai patiko. Tai vat, ką dar šiandien nuveikiau, nufilmavau 5 įvaizdžius. Tai mano buvo pirmas kartas, kai aš filmuoju įvaizdžius. Tai galbūt čia į vlogą įmėsiu. Kažkur tikrai pasidalinsiu, ar Instagrame, tikrai kažkur pasidalinsiu. Tai vat, kas dar?
Dabar gaminu pietus. Gaminu troškinį kopūstų su kiauliena. Gavau savaitgalį dovanų iš kaimo kopūstą, tai sakau, reikia sunaudoti ir labai senai valgiam troškinį, tai sakau, šiandien turbūt ta diena, kai jau reikia atidaryti tokių rudeniškų maistų sezoną. Ai, dar prieš tai kažkada gaminau ir moliūgų sriubą, tai galbūt irgi bus įmesta į šitą vlogą, nežinau, kaip pavyks suredaguoti. Tai vat tiek ir turbūt susitiksim kitame kadre jau galbūt po šokių, gal pavyks kažką įamžinti po pačios pamokos, nes smagus būtų prisiminimas vis tiek vaikui, kaip pirmą ar antrą kartą nuėję į šokių pamoką, galbūt eisim ilgus metus į tą būrelį ir, žinot, smagu prisiminti tuos pačius pirmus jausmus, kokie buvo, kaip atrodė viskas ir galbūt nuo ko viskas prasidėjo. Tai tiek. Nikolė, Ką? kaip tu sekėsi šokių pamokėliai? Gerai. Gerai. Taip, Tau pavyko viską padaryti? taip. Gavai pagirimą? Ką? Gavai pagirimą? Taip. Parodyk kokį. Tokį stičą gavai. Taip. Tau patinka eiti į būrelę? Taip. Eisim dar? Ką? Eisim dar? Zara padariau. Nieko tokio. Eisim dar į šokių būrelį? Taip. Lankysim? Tada man galima eiti puoštis? Galima. Yeah! Sveiki, jau sveikinu su jumis iš kitos dienos. Šiandien yra penktadienis, tai sveikinu visus su penktadieniu. O aš dabar esu pertraukai. Laukiu, kada baigsis darbas. Nežinau, gal su šeima kažką nuveiksim, galbūt tiesiog praleisim mūsų į laiką. Nuėjau, užsakiau arbatytes. Žalią arbatą, bet labai karštą negaliu dabar gerti. Tai nežinau, matysim, kaip čia bus, kur tie planai šiandien nuves. Bet tikiuosi, gal nuveiksim kažką įdomaus. O šiandien linkiu jums gerą penktadienio, gražaus savaitgalio. Autumn is my favorite season. I love the mild weather in autumn with the faint coolness and warm sunshine, especially at sunset. I love the subtle hues of autumn, especially the fiery red and golden yellow. It's different. Sveiki. Nežinau, kiek jau kartų per šitą vlogą pasisveikinsiu. Bet žodžiu, dar sykį labą dieną. Tai susitinkam šeštadienį, turiu laisvą savaitgalį. Sakau, reikia nufilmuoti vlogą, ką nusipirkau manai. Parodysiu tik dalį prekių, tik drabužius ir tik ką pirkau savo. Kada nors padarysiu ilgesnį, čia tokį norėjau pratesti patį video, nes norisi vis keliom minutėm bent jau ilgesnį jį padaryti, tai esu medžiagos prifilmavus, tik reikia sumontuoti. Galbūt per šį savaitgalį ir sumontuosiu. Tai ką žinau, nieko nelaukiam, turbūt ir pradedam. Tai vat, toks džemperiukas, šviesiai rudas spalvos, kaip ir sakiau, man rudas spalva kažkas tokio. Fainas toks pasirodė, labai, nežinau, labai su eis prie džinsiukų, kokių mėlynų, žodžiu. Nusipirkau 3 poras džinsų, kurių jau ir taip daug turiu, vyras jau vyksta, bet ką padarysi, pamačiau, reikia ir viskas. Juodus tokius labai, žinokit, patogus šitie. Neturėjau dar tokių patogių, jie, kaip pasakyti, tokie lengvi, atrodo, kaip, nesijaučia nei apspausti, nei nieko, tokie pilkai juodos spalvos, gal sakyčiau. Tie galai tokie platesni, išsilyginu, susitvarkytus labai gerai. Tai vat. Dar ką turiu, turiu mėlynus džinsus. Nežinau kodėl, bet iš tos 157 labai fainus džinsai per liemenį man pagal mano figūrą, kaip pasakyti, neapspaudžia, labai tinka. Tai
Tai turėjau jau tokius džinsus, bet kai nuvažiavau pas sesė iš manęs juos pasiskolino, sakykim taip, visam laikui. Tai va dabar aš lygiai tokius pat įsigijau, nes labai reikia va tokios va mėlynos spalvos. Ir žodžiu, vis neradau ir dabar radau, labai apsidžiaugiau. Dar bliuskutė va tokia. Labai norėjau tokios va paprastos, diržuotos. Pirmą radau šitą bliuskutę, nes labai norėjau kažko diržuoto, turiu tamsiai mėlynus džinsus iš Sinsijos, sakau, gal tiks, diržuoto va kažkas tokio kaip pasakyti, iš tokio va materialo, tokio lengvo, žodžiu, tai, sakykime, ant viršaus kokią liemenę užsidėti ar po kožą labai labai gerai. Ir tada atradau, kitą dieną, radau šitą megztinį. Tai šitas toks šiltesnis, tai visai gerai šaltesniom dienom, irgi toks fainuolis, labai labai norėjau irgi tokio. Tai vat, ir radau. Dar įsigijau bėgiojimui timpas New Balance. Gal nesimato. Ir žodžiu, čia parašyta, kad bėgimo, bet labai gerai žino, kad man su jom labai patogiai bėgti yra, kur telefoną įsidėti. Čia dar yra kur užsisekti, bet čia kai užsisegė žiauriai sunku, kol išsijėmė. Tai žodžiu, labai džiaugiuosi dėl šitų timpų, nes tas, kur turėjau prieš tai, jau tokios pasidėvėjusios, tai sakiau, reikėjo kažko naujo jau. Tai radau irgi. Čia visos prekės realiai, maks iki 2 eurų kainavo. Ir tokie pilki džinsai. Visai pilki tokie džinsai, pilkų tokios spalvos neturėjau. Tai žiūrėsim, derinsim prie kažko, turiu paltuką tokį pilką, patukus, žiūrėsim, kažkur priderinsim. Tai va toks trumpas holas. Dar vyrai buvau paėmusi kelis drabužius, bet šį kartą gal parodysiu tik savo. Ir čia kažkas susivėlė. Ir negalėjau patikėti, bet Humanoj radau kilimą, tokio kokio aš norėjau, tokiu printu kokio aš norėjau. Ir sumokėjau tik 4,50 €, išsivalyti jį ir, žiauriai gerai namuose bus. Nežinau, turiu įvaizdžius kelis nufilmavus su keliais iš šitų drabužių, dar priderinus ką turiu. Tai galbūt įmesiu šitą video ir pamatysi tas kaip pasakyti, kilimas, kurį matysi tam video, tai bus šitas, apie kurį kalbau. Ir dar vieną nusipirkau, bet anas irgi labai fainas, bet aš kaip buvau priderinus, kad man čia kolidoriukė būtų toks pailgas. Bet nežinau, tokie tarpai šonų yra, nežinau, ar man patinka, tai nežinau, galbūt kažkam atiduosiu, irgi taip pat kainavo 4,50 €, niekur tokio nerasi iš tokią kainą, aišku, išsivalyti reikia, bet nėra dėvėjimo žymių, žiauriai fainai. Tai vat, tai tiek. Dar nusipirkau kilimėlį gimnastikos, tai rytais sportuoju, kuris laikas sportavau ant rankšluosčio ar ant žemės, tai pamačiau, kad Humanoj yra tas kilimėlis, galvoju, man reikia, už 4,50 € aš niekur daugiau nenusipirksiu. Tai žodžiu, tiek. Labai džiaugiuosi visais pirkiniais. Reikėtų jau apsivalyti spintą, nes, žinot, atsiranda naujų rūbų, reikia pakeisti ir senus išmesti arba kažkam atiduoti. Dažniausiai aš arba atiduodu kažkam arba išmetu į tekstilės dėžes. Ne dėžes, konteinerius, kaip čia pasakyti. Tai vat, turiu vieną mamytę, kuriai atiduodu, pavyzdžiui, Nikolės drabužėlius. Savo drabužėlis dažniausiai arba sesiai vienai arba kitai, arba į tekstilę. Tai vat, ir cirkuliuoja tie drabužiai. Taip, gal tiek šiandien. Turim planų, važiuosim į gimtadienį, reikia ruoštis, laikas spaudžia. Dar ir oras nedžiugina. Turbūt, kad jau ateis mūsų lauktas ruduo. Toks cepelininis dangus, šaltas.
matysim, jau turbūt apranga turėtų būti šiltesnė. Žiūrėsim, kaip čia šiandien oras, bet už lango tai tikrai cepelininis dangus ir apsiniaukia. Iš dalies dėl apsirengimo kažkaip sunku, man nepatinka žiauriai daug apsirengti, ten striukės, sluoksniai, žodžiu. Bet iš kitos pusės tas cepelininis dangus, namuose buvimas, maisto pasigaminimas, žvakės užsidegimas ar muzikos pasiklausimas, filmo pažiūrėjimas, tai čia yra uoga. Man patinka tokie rudeniški vakarai, žiauriai džiugina. Tai vat, neišsiplėskim, baigiu čia. Kol kas iki, nežinau, galbūt čia ir pasibaigs tas mano vlogas, o galbūt kažką dar ir užfiksuosiu. Šiandien galbūt pavyks sumontuoti, tai nežinau, sekmadienį galbūt įkelsiu video ar pirmadienį, reikia nustatyti tam tikrą dieną, kada aš kelsiu tuos video, o dabar toks biški chaosas. Tai vat, o ką dar norėjau pasakyti, tai va, tai tiek šiandien. Labai ačiū, kas mane toliau palaikote. Nežinau, dar bijau dalintis kitose socialinėse tinkluose, sakykime, ar Instagram'e, Facebook'e, ar net TikTok'e. Dar toks jauduliukas yra. Tai vat, kol kas paliksiu taip. Ačiū žiauriai, kas mane palaikot, kas žiūrit, kas prenumeruojat. Ir ačiū tiem, kurie dar žiūrėsit ir prenumeruosit. Tai vat, kaip sakant, like, share, comment, subscribe ir bye! Yeah, autumn is my favorite season. I love the mild weather in autumn with the faint coolness and warm sunshine.